Paskutinį šiais metais Vyčio gražiausių epizodų penketuką pradeda Marijus Užupis, rungtynėse prieš Kauno technologijos universitetą, kartu su komanda pabėgantis į greitą ataką. 2 taškai ir pražanga Marijus Užupis iki galo. Ketvirtoje vietoje vieną geriausių lygos aukštaūgių Aurelijų Pukelį gesina tas pats Užupis. Nepataikė prieš tai iš 3 taškų zonos. Ir dar blokuoja jį Užupis. Ir kamuolys atitenka šeimininkam. Trečioje vietoje lemiamos rungtynių prieš Delikates akimirkos ir Pauliaus Belevičiaus darbas, kurio dėka progą gauna Rokas Stankevičius. Ir Stankevičius 2+1. Čia daug padarė Paulius Belevičius. Sukūrė progą. Antroje vietoje Gediminas Maceina moko jaunimą, kaip žaisti krepšinį. Ir pažiūrėsim, kaip pavyks pasinaudoti. Oi, Gediminas Maceina 2 taškai su pražanga. Ir tas pats Brianas Wanamakeris čia nieko negalėjo padaryti. Gediminas Maceina. Ir pirmoje vietoje vėl Paulius Belevičius ir akrobatiškas jo metimas. Per pirmąją rungtynių pusę ne vieno kamulio. Per antrąją jau 3 atkovoti kamuoliai puolant.